medus. Norit paragauti, čia yra french toast. Dikai. Niekam nerodė, kad aš tiek valgiau, ką? Aš tai tik tais krabų kojas prikrėdė. Kojas. Tadas jau 5 lėkštę valgo iš eilės. Kemša, paskui skundžiasi, kad storas pilvas. O, pažiūrėkit, kaip jis žiūrės. Tai va. Jau te papasakos dabar reiškės pasakojimą apie bufetus. Aš nesistebiu, dėl ko amerikonai yra stori, nes čia sumoki $10 ir gali ėsti visą dieną iki apsikitojimo. Viskas taip skanu ir viską tiek daug, kad žinokit, fantastika. Pafilmuotume ir reiškės bufeto stalą, bet turbūt apsauga nelabai leis to daryti. Tai vat, galit pasitikėti mūsų pasakomis ir lėkščių turiniu. Sadai, ką tu čia dabar prisidėjai? Matau, kad svogūnas, salotėlės. Jo, tik tai labai. Kažkoks tai mėsgalys skanus tipo. Bet tai viskas, kiek čia yra, Bet čia 5 tavo lėkštė. Netiesa, 2. O pirmoji lėkštė buvo va, šitie šrimsai. Tai ten buvo užkant. Aha, jau, tai dabar tu papasakok, ką čia valgai ir kelintą lėkštę jau tvarkai šiandien. 2. 3. Ne 3, va 3 mano lėkštė. Raškis į Pragą, aha. Na, o kaip šiai bus? Tas krabus stalotas, tokios jėga priznės. Bufetai labai patinka mums. Gaila, kad Lietuvoje mes jų neturim. Labai pigu, labai iš tikrųjų skanu, labai daug maisto ir super variantų.